Taip, ir jis gauna kaip prizą tikrą kovų kalaviją. 3-kart valio čempionui! Valio! Nepagailėkit aplodismentų ir šūksnių. Tai dar kartą pasveikinkime visus riterius garbingai kovojusius, sąžiningosius teisėjus, atidžiai taškus skaičiavusius, bei puikiasias damas riterių šaunumą vertinusias. Ir paplokime Heroldui už išmanimą ir neišmanimą, už klaidas ir neklaidas. Ir be abejo šauniajam juokdariui jūs visus šiandieną linksminusiam. Kai riteris prieš jūs priklaupia, tai reiškia, jis jums parodo pagarbą. Padėkokite šūksniais ir aplodismentais. Vakar ir šiandien jie kovėsi jums ir dėl jūsų. Na, o mes riterių arena su jumis šiemet jau atsisveikiname. Iki susitikimo kitais metais, tačiau dar neišsiskirsite, nes jūsų laukia dar daugybė pramogų, apie kurias praneš šaunusis juokdarys. Taip, Heroldo egzekucija! Ui, atsiprašau. Paplokim audringai damoms. Ir visa tai, ką jūs matot, yra viduramžių pasiuntinių klubas. O dabar, gerbimieji, visiškai neužilgo jums gros viduramžių muzikos grupė Ambera. Taip pat jūs matysite Konstantino pasirodymą. Taip pat matysite gražiuosius šokius. Taip kad nesiskirstykit namo, nes jūsų dar laukia dar gardūs ir gražūs pasirodymai.